Kaip Gen.G sindikatas užkūrė karštą vakarėlį Vilniuje? Kuo savo įsimintiname koncerte nustebino grupė Karališka erdvė? Kokius klasikinius ir ne tik kūrinius įspūdingame pasirodyme atliko pianistė Ieva Dudaitė? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Kovo 28-osios vakarą sostinėje. Iki paskutinio bilieto išparduotoje Kompensa salėje reperiai Gen.G sindikatas su svečiais surengė simboliais kalbantį 30 dainų koncertą, vykusi 3 scenos ir pasąmonės plokštumose. Tvirtai suspaustame kumštyje smogikai išlaikė geriausias publikos emocijas net 3 valandas. Dar rudenį grupės narys Donatas Juršėnas Doncevas teigė, kad šis koncertas jiems bus išskirtinis. Į tai, kas vyks scenoje, bus įdėta mega daug širdies ir energijos, net neabejokite, sakė jis. O Kastytis Sarnickas, Kastetas, pridūrė, kursime tokią atmosferą, kurioje jaučiamės geriausiai. Žiūrovai galės pamatyti mus ir visiškus gangsta reperius ir nuoširdžius lyrikus. 30 metų scenoje praleidę sindikato smogikai nemėgsta proginių pavadinimų, nekreipia dėmesio į skaičius ir nešvenčia jubiliejų. Jie sako, kad svarbiausia yra ne sukaktys, o tai, kad per tiek laiko nepasikeitė juos siejančios vertybės ir moralinis stuburas. Ir visgi apvalios sukakties ženklų buvo, tai atsispindėjo ir scenografijoje, ir kūrinių pasirinkime. Reperių scena buvo padalinta į 3 jų kūrybinį kelią siejančias platformas. Kairėje stilizuota, plakatais apklijuota įrašų studija, prie kompiuterio Doncevas, prie DJ pulto Artūras Matkevičius, DJ Mamanė, o prie mikrofono vienas kitą keičia Gabrielius Liaudanskas Svaras ir Kastytis Sarnickas Kastetas. Dešinėje garsioji Vokiečių gatvė, veiksmą joje apdainavęs Gen.G sindikatas ilgai nesitraukė iš radio topų. Tie laikai turėjo didelės įtakos jų iki šiol neblėstančiam aktualumui. O scenos centre dabar ir čia lokacija, kurioje koncerto vakarą reperiai gyvenimą šventė kartu su gyvo garso grupe, pritarančiomis vokalistėmis bei svečiais. Vakaras prasidėjo nuo naujausio kūrinio Vienybės skydas, nusilenkimo mūsų tautos istorijai ir protėvių dvasiai. Scenoje pasirodė Ugnevijo vyrai, su kuriais reperiai seniai pažįstami. Juos sieja įvairūs bendri projektai, taip pat ir nuosekliai tęsiama parama Ukrainai. Ant suolelio pasirodymą pratęsė Kastetas su daina Aroganto iš 2022 grupės albumo Duona kasdieninė skeletai spintoje. O tada Demonai ir per minutę užaugęs į ritmą judančių publikos rankų miškas. Tu ne karalius, guli guli, mesi rūkyt, muzika, kuri saugo, Vokiečių gatvė, miestas, kuriame atsibundu, ko nori Tomas. Atrodė, salėje nėra nė vieno, kuris nežinotų šių kultinių dainų žodžių. Jaučiuosi labai gerai, nežinau net, kaip tai apibūdinti žodžiais. Kai tu 30 metų praleidi scenoje ir atrodo jau galėjai visiems nusibosti, bet pas tave ateina žiūrovai, tūkstančiai žmonių. Ir jie 2 valandas ir 45 minutes kiekvieną dainą kartu repuoja, dainuoja, juda, šoka. Tai yra nepaprastas jausmas. Aš nenoriu kalbėti arogantiškai, bet nežinau kitos tokios grupės Lietuvoje, kuri galėtų tai padaryti. Iš širdies dėkojame visiems žmonėms. Būkime ir toliau išvien. Sakė Kastetas. Salei paskutinės dainos tiems, kurie nieko nebijo, nepakako. Buvo reikalaujama pakartoti, o kūrybiškai ir kokybiškai sugeneravęs istorinę retrospektyvą bei kartu numetęs inkarą toli į ateitį, Gen.G sindikatas po koncerto atrodė ne tik permirkęs prakaitu, bet ir pozityviamis emocijomis. Kovo 21-osios vakarą Kauno Žalgirio arenoje įvyko 90-ųjų šokių muzikos grupės Karališka erdvė koncertas. Atlikėjams įspūdingą šou scenoje surengti padėjo daugiau nei 100 šokėjų, riedutininkų ir muzikantų, o publika sulaukė ne tik puikiai pažįstamų hitų, bet ir naujienos apie grupės ateities planus. Koncertas prasidėjo kūriniu Karalių paslaptys. Nuskambėjus pirmiesiems legendinės dainos akordams, minia pašėlo. Tačiau gerbėjai scenoje išvydo ne grupės narius, o Vilniaus universiteto ansamblį Ratilio.
Beveik 40 muzikantų kolektyvas, pasipuošęs tautiniais drabužiais ir pasitelkęs įvairiausius instrumentus, atliko folklorinę šios dainos versiją. Atlikėjai anksčiau minėjo, kad sprendimas pradėti savo koncertą ne patiems turėtų simboliškai prasminti jų muzikos kūrinių istoriją. Daugiau nei 20 metų nebuvome scenoje, tačiau mūsų muzika, sukurta dar 90-aisiais, toliau gyvavo. Skambėjo radijo stotyse, atrado naujus, jau kitos kartos klausytojus, vėl patekdavo į grojaraščių topus. Mūsų dainoms tai pavyko, nes jas perkurdavo kiti kūrėjai. Taigi, tai duoklė jiems, kiekvienam savų žvilgsnių, pažvelgusiam į mūsų jaunystės kūrinius ir jiems suteikusiems naują skambesį, sakė grupės nariai. Po ansamblio pasirodymo į sceną pagaliau žengė Neringa Levulienė ir Linas Domeikis, atlikdami dainą Diskoteka. Klausytojų visą likusį koncertą laukė tikras hitų lietus. Skambėjo tokie kūriniai kaip Vakarėja, Aš noriu šokt, Kelių erelis bei kiti. Beje, per Kelių erelis gerbėjai ekrane išvydo vaizdo klipą, kuriame ralio automobilį vairavo lenktynininkas Vaidotas Žala, šiemet laimėjęs Dakaro ralio sunkvežimių įskaitą. Su automobiliais susijusių kūrinių koncerte skambėjo ir daugiau. Gyvai buvo pirmą kartą atlikta daina Gražuolė, anksčiau vadinta Verslu. Nors originaliai sukurta apie laisvo elgesio merginą, pastaruoju metu TikTok socialinėme tinkle ji išpopuliarėjo tarp automobilių entuziastų, todėl pakitus jos interpretacijai prireikė ir naujo pavadinimo. Besibaigiant vakarui atlikėjai prakalbo apie ateities planus. Gerbėjams šiemet pažadėjo surengti dar 2 koncertus. Vienas iš jų, vyksiantis Palangoje per Žolines, buvo patvirtintas tiesiog koncerto metu. Ši žinia daugeliui buvo netikėta, nes anksčiau grupė buvo sakiusi, kad į sceną nebegrįš. Energija ir meilė, kurią jaučiame iš savo gerbėjų, yra neįtikėtina. Tiek metų praėjo, tačiau jausmas, kad mūsų dainos vis dar svarbios, yra nepaprastai jautrus. Dėl to norisi susitikti dar kartą, sakė grupės narė Neringa. Karališka erdvė susikūrė praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio viduryje, kai jos nariai dar mokėsi mokykloje. 1995 metais jie išleido debiutinį albumą Serbentėlė, o vėliau dar 4 – Šokis su manim, 2001 naktis, Debesėliai ir Aistra. Kovo 28-ąją Ieva Dudaitė surengė įspūdingiausią karjeros šou iki šiol. Kartu su 60 žmonių komanda Kaune pristatė Grand Piano Show 2. Didžiausioje šalies arenoje pianistė pavergė žiūrovų širdis išskirtiniu muzikos deriniu. Unikalia 360 laipsnių scena, ekranais dengtų fortepijonu bei duetais su užsienio žvaigždėmis. Šį vakarą mano širdis pilna džiaugsmo ir dėkingumo, kad galiu jūs pasveikinti Grand Piano Show 2. Tai vienetinis šou, kokį surengti galimybę turi retas pianistas pasaulyje. Už šią galimybę aš visą gyvenimą būsiu dėkingas savo komandai. Šou pradžioje žiūrovams prasitarė baltos spalvos suknele pasipuošusi pianistė. Kauno Žalgirio areną sudrebinęs šou stulbino unikaliais sprendimais, pratęsdamas sėkmingą Ievos Dudaitės žygį laužant visus fortepijono koncerto standartus Lietuvoje. Pianistė skambino LED ekranais padengtų fortepijonu. Erdvės centre įrengta 360 laipsnių scena sukosi aplink savo ašį. O virš scenos kabančios didžiulės lubų konstrukcijos šviesos kūrė išskirtinę atmosferą. Renginio pradžioje Dudaitė pirmą kartą gyvai atliko visus 6 kūrinius iš rudenį išleisto antrojo autorinio albumo Sofija. Scenoje jai talkino sesuo Marija Dudaitė, reperis Kamuza bei šokėjai, o pirmosios šou dalies pabaigoje pianistė atliko 2 kūrinius kartu su Lietuvos publikos akivaizdoje debiutavusiu kanadiečių dainininku Davidu Marino. Antroji renginio dalis prasidėjo nuo staigmenos, nes Ieva kūrinį sugrojo ne fortepijonu, o saksofonu. Netrukus scenoje pasirodė dar vienas vakaro svečias – Šveicarijos violončelės žvaigždė Jodok Čelo, kuris kartu sugrojo tiek duetu, tiek solo partiją. Tiesa, siurprizai tuo tikrai nesibaigė. Vieną kūrinį pianistė skyrė burlesko žanrui, o scenoje šokėja atliko specialų numerį.
Pasirodymo pabaigoje Ieva Dudaitė atskleidė norinti išpildyti seną savo sesers Marijos svajonę ir šou finalą dedikuoti miuziklams. Lydima šokėjų pianistė atliko dainas iš miuziklų Mamma Mia ir Purvini šokiai, o šou vinimi tapo įspūdingas miuziklo Didysis šou meistras numeris su įvairiais personažais persirengusiais šokėjais, choru ir Marija Dudaitė priešakyje. Ačiū Kaunui, ačiū žiūrovams, ačiū mano didžiuliai komandai. Jaučiu džiaugsmą, dėkingumą, euforiją, tikrą emocijų uraganą. Kol kas dar negaliu patikėti, kad mes tai iš tikrųjų padarėme. Tai įspūdingiausias šou, kokį esame sukūrę. Tai mano gyvenimo šou. Neįsivaizduoju, kaip šiandien reikės užmigti. Renginiui pasibaigus užkulisiuose kalbėjo Ieva Dudaitė. Sužavėta publika didžiausioje šalies arenoje, pianistei plojo atsistojusi ir negailėjo pagirų. Ieva Dudaitė nelaužė savo tradicijos ir renginio salę paliko pati pirma, kad po pasirodymo asmeniškai išlydėtų svečius, su kuriais dar apie valandą bendravo, fotografavosi ir dalino autografus. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po savaitės. Nepamirškite paspausti patinka, užsiprenumeruoti kanalą ir pasidalinti video su kitais. Iki!